Mūsų pokalbį norėčiau pradėti nuo saugumo problemų Afganistane. Kokį pavojų kelia talibai ir kokia yra situacija provincijos pietuose? Dėkuoju už jūsų klausimą. Goras yra viena iš labiausiai nutolusių provincijų esanti kalnuose. Tai saugiausia iš kitų 8 ją juosiančių provincijų, iš kurių nuolat kėsinamas į Goro stabilumą. Galiu pasakyti, jo provincijos gyventojai yra mūsų pusėje, visuomet pasiryžę padėti. Šiuo metu nematome problemų, dėl kurių turėtume nerimauti, kadangi mūsų šalyje vyksta prezidento rinkimai ir daug dėmesio skiriama saugumui, bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais ir Afganistano vyriausybė, kuri yra pažadėjusi didinti valstybės apsaugos pajėgas. Štai visai neseniai amerikiečiai vykdė operaciją prieš talibus ir buvo aukų, netgi civilių. Vis dėlto tam tikrų problemų būna su talibais. Taip, buvo žmogus vardu Mustafa, kuris drumstė saugumo padėtį. Tačiau tarptautinių nacionalinio saugumo pajėgų ir jungtinių valstijų karių dėka padėtis buvo pagerinta. O kokį pavojų kelia nusikaltėlių grupuotės, kurios plėšikauja ir bent jau mano žiniomis, sakė, vėliau tą turtą, dalį turto padalina vargšams ir taip stiprina savo įtaką regione? Tai labai įdomus klausimas. Tokių žmonių yra ne tik Afganistane, bet ir visame pasaulyje, kaip ir tokio pobūdžio vagysčių. Tačiau Goro provincijoje nėra atvejų, kad pavogtas turtas būtų dalyjamas žmonėms. Yra žmonių, kurie tiesiog siekia teikti pagalbą piliečiams, bet jie nieko nevagia. Kaip jūs vertinate galimą pavojų dėl galimos korupcijos Afganistane? Norėčiau pasakyti, kad mūsų pareiga stabdyti korupciją. Mes vykdome prevenciją. Tai, ką iš pirmo žvilgsnio galėtume laikyti korupciniais ryšiais, tokia nėra, kadangi valdžios daug daroma korupcijos plitimui sustabdyti. Daug žmonių sunkiai dirba šioje srityje ir mes labai tikimės, jog greitų laikų korupcijos lygį mūsų šalyje pavyks sumažinti. Aš asmeniškai korupcijos sulaikymą laikau savo pareigą ir jau matau šiokius tokius rezultatus, kovojant su ją. Kiek aš žinau, jūsų šalyje didžiulę įtaką ir didžiulį autoritetą turi senoliai. Ir jie sprendžia reikalus, kurie iškyla bendruomenėse. Kaip jie žiūri į oficialią valdžią, kokie yra jų santykiai su oficialiomis valdžios institucijomis? Ilgą laiką Afganistanas turėjo daug problemų, užpuolimų iš kitų šalių. Šiuo metu Afganistanas išgyvena tam tikrus pasikeitimus. Viskas juda gera kryptimi, keičiasi į gerąją pusę. Religijos atstovai, senyvo amžiaus žmonės turi savo vietą mūsų šalies sistemoje, jie yra labai gerbiami ir jų patarimai dėl šalies ateities, gyventojų gerovės visuomet laukiami. O kaip jūs vertinate lietuvių karius, kurie yra tenais jūsų provincijoje? Lietuva vadovauja Gore PAK ir turime pastebėti, jog lietuvių kariuomenė rūpinasi mumis labai atidžiai, užtikrindama saugumą provincijoje ir bendradarbiaudama su vietiniais darbuotojais. Aš labai juos vertinu ne tik dėl saugumo, bet ir dėl kitų sričių, kuriuose kariams tenka dirbti. کارمندای ملکی هم هست اونجا که مصروف و مشغول مسئولیت‌های وظیفویشان در بخش‌های مختلف. Bet vis dėlto, kaip žiūri vietos gyventojai į tuos karius, nes mes karts nuo karto, nedažnai, bet vis tiek girdime pranešimų, kad naktį apšaudė, vėlgi, sakykime, buvo tam tikri neramumai prieš keletą mėnesių. Ten, kaip vis dėlto vietos gyventojų požiūris yra. البته مردم در فضای صلح و صفا و صمیمیت زندگی میکنن. Žmonės Gore gyvena taikiai, tačiau ekonominė padėtis yra labai sunki. Dauguma piliečių yra bedarbiai, tai turi neigiamą įtaką jų gyvenimui. Šiais metais orai geri, daug lyja. Tai gerai žemės ūkiui. Nedarbas yra mūsų didžiulė problema, tačiau yra ir tam tikrų mažesnio masto problemų. Pagal galimybę stengiamės padėti mūsų gyventojams ir Goro provincijoje ir apskričių administracijos struktūrose.
Jau veikia 620 mokyklų, kuriuose mokosi 180 tūkstančių mokinių. Kai kurios problemos sprendžiamos laiku, kitos pradedamos nagrinėti tik dabar. Šiaip ar taip, mūsų žmonės yra saugomi ir drąsinami gerbti įstatymą bei laikytis mūsų konstitucijos nuostatų, kad galėtume 100% jiems užtikrinti saugumą ir naikinti terorizmo išpuolius. Tam mums reikia nemažai laiko.